Po 7 metų pertraukos Lietuvos krepšinio lygos medaliais vėl pasipuošė Klaipėdos Neptūno krepšininkai. Mažajame finale po atkaklios kovos 91-82 jie įveikė Panevėžio Lietkabelį ir į viršų kėlė bronzinį trofėjų. Tiksint paskutinėms minutėms, Richardo Lomažo vedami klaipėdiečiai įsiveržė į priekį ir iškovojo 6. medalį klubo istorijoje. Bronzos apdovanojimas pirmasis uostamiesčio trenerio Gedimino Petrausko karjeroje. Tuo metu Nenardo Čanado treniruojami panevėžiečiai pirmą kartą per 7 metus liko be medalių. Vakar didžiajame finale paaiškėjo ir Lietuvos krepšinio lygos čempionai. Utenos Juventus įveikęs Kauno Žalgiris šį trofėjų klubo istorijoje iškovojo 26 kartą. Labai ilgas sezonas, bangavimas tiek serijoje, tiek visam sezone, bet didžiausi sveikinimai pirmiausia Vakarų bankui. Pažiūrėkit, ką jis darbė. Žiauriai ačiū jam ir visą organizaciją. Ir gal neįvykdėm visko, ko norėjom, bet svarbu, baigiam sezono pergalę. Euforija, nežinau, pirmas medalis asmeniškai LKL ir ilgai lauktas Klaipėdoje kažkokios spalvos medalis LKL, tai tik tais pozityvios mintis, džiaugiuosi vyrukais, treneriais, sustovėjom, sukovojom, nebuvo lengva, bet tikrai atidavėm širdis.